Dažnai girdžiu klausimą, tiek daug dirbu su savimi, tiek viską logiškai, protingai suvokiu, suprantu, bet kaip neina padaryti pokyčio, taip neina. Kaip stringu kažkur, taip stringu. Kaip kartojasi kažkokia situacija, taip kartojasi. Ir šiandien per tokią labai spalvingą ir įdomią schemutę, bet labai paprastą, atskleisiu atsakymą, kas, kaip ir kodėl ir ką galim padaryti, kad atstrigtume ir galėtume išlipti iš to loginio protinio lygmens ir pasiektume tikrąją šaknį savo problemų, savo atsakymų, savo kažkokių užstrigimų. Mano vardas yra Jurgita Dambrauskaitė ir aš padedu moterims ir vyrams atrasti tikrąjį save, tikrąją savo tiesą, ne tai, kas buvo primesta mums iš aplinkos, iš kultūros, iš tėvų, iš mokyklos, iš sistemos, iš visokių tų dalykų, ką mes susirinkom per savo patirtį, per gyvenimą, o suprastume ir išgirstume, kas aš iš tiesų ten giliai viduje esu, kokia yra mano tiesa, kokia yra mano galbūt savirealizacija, ko aš iš tiesų esu vertas, kaip galiu savim pasitikėti, save drąsiai išreikšti ir taip toliau. Padedu tame kelyje savęs atradimo, pažinimo, išskleidimo ir išsilaisvinimo iš įvairių strigimų tam, kad gyvenimas būtų dar įdomesnis, smagesnis, laimingesnis, pilnatviškesnis ir visom kokiom prasmėm gražesnis. Taigi neriam ir pasižiūrim, kas ir kaip ir kas čia dedasi. Tai dabar pirmas sakinys, kurį užsirašiau, tuoj prisitrauksim arčiau mes čia viską. Pirmas sakinys, kurį užsirašiau, mano kuriama realybė yra pasekmė to, kas yra viduje. Kaip tai veikia dabar? Mūsų visi strigimai, kuriuos mes turime savirealizacijoje, santykiuose, tai gali būti romantiniai santykiai, tai gali būti santykiai su draugais, su tėvais, su vaikais, su bendradarbiais, nesvarbu, su kuo tai bebūtų, santykiai, ar ne? Mūsų visos pasikartojančios situacijos, kurios ateina, mūsų pasirinkimai, mūsų galimybės, kurias pritraukia, mūsų finansinė padėtis ir visa kita gausa gyvenime. Didžiąja dalimi priklauso nuo to, ką mes turim viduje, kokias mintis kuriam, kokiose būsenose gyvenam, kuo tikim, kokiais filtrais vadovaujamės, suprasdami tai ar nesuprasdami, ir kokius pasirinkimus darydami, ir kokią bendrai tarsi energetinę vibraciją skleisdami, mes susikuriam, kas yra mūsų aplinkoje. Didžiąja dalimi mes susikuriam patys. Žinoma, yra dalykų, kurių mes negalim sukurti, mes negalim jų sugriauti ir kažkaip gražinti atgal į praeitį. Tai pavyzdžiui, negalim mes pakeisti to, kur mes gimėme, ar ne? Kokio mes dabar amžiaus esame. Kokie buvo mūsų tėvai, kokia buvo tada materialinė padėtis, kas įvyko, kiek brolių sesių turim ir taip toliau. Dalį dalykų galim pakeisti, ten vardą, pavardę, netgi šiais laikais ir lytį galime keisti, ar ne, bet šiaip mes gimstam tam tikros lyties irgi. Tai va, tai yra dalykų, kuriuos, kokioje šalyje gimėm, ar ne, mes negalim to pakeisti, kokia kalba išmokino mus kalbėti, kuo tikėti išmokino, mes gražinti atgal ir pakeisti negalim, tai yra toks, gavom bazę kažkokią, imk, čia yra tavo tarsi kortos, imk ir žaisk su jom. Bet kada mes paaugam, kada mes jau nebesam vaikai, kada mes esam suaugę žmonės, mes daug dalykų galim pakeisti. Pakeisti šalį, pakeisti finansinę padėtį, pakeisti mąstymą, pakeisti savijautą, pakeisti tą pačią netgi, sakau, lytį galima netgi pakeisti, jeigu yra poreikis ir noras. Mes daug dalykų galime pakeisti savyje, vardą, pavardę, ar ne, tikėjimą ir taip toliau, mes galim pakeisti apie save, kada suaugam. Bet tai, kas buvo mums įrašyta vaikystėje, dažnu atveju lieka, kol nepadarom gilesnio darbo. Dabar kas tas gilesnis darbas ir prie ko čia tas klausimas, kad viską suprantu, tą, ką tu aiškini, Jurgita, kaip ir suprantu, kas čia kaip ir kodėl. Tai dabar žiūrėkit. Visa tai, kas vyksta aplink mus,
ką mes turim savo gyvenime, visa tai yra atspindys to, kas yra mūsų viduje. O kas yra dabar mūsų viduje? Mūsų viduje yra tas prigimtinis aš. Prigimtinis aš, ta mūsų tokia, mūsų potencialas, mūsų, net nežinau kaip įvardinti, jeigu dvasinė prasme, tarsi tokie sielos kažkokie įrašai, ar ne, atsinešti, mūsų kažkokia genetika, mūsų asmenybės kažkokie kodai ir panašiai ir panašiai. Nesvarbu, kaip įvardinam, mes neateinam kaip tuščias, baltas, tiesiog grynas visiškas lapas, tam tikra prasme taip, bet tam tikra prasme mes jau turim kažką tokio atsinešam savy. Ir tai, ką mes atsinešam, labai dažnai yra labai gražūs dalykai. Mes atsinešam tą santykį su savim, kuriame mes pasitikim savim, kuriame mes jaučiam savo vertę, kuriame mes mylim ir esam mylimi, kuriame mes turim kažkokią gilesnę išmintį, kur mes turim tą drąsą siekti kažko daugiau, plačiau, kur mes esam kūrybiški. Mes tą turim. Vaikas, kada mokosi eiti, jisai neturi to nepasitikėjimo savim, kad man nepavyks. Krenta nesvarbu kiek kartų, susidaužia, susimuša, traumas patiria, nesvarbu kiek kartų, vaikas toliau eina. Mokosi valgyti, to šaukšto neišplėšia iš rankų, vaikas nori valgyti, ar ne? Aš pats ir viskas. Tas pasitikėjimas, ta drąsa, tas tyrinėjimas viso pasaulio. Mumyse, kai mes gimstam, jeigu sveikai gimstam ar nesveikas, viskas tvarkoje yra protiškai ar ne, fiziškai ir taip toliau, emocinė prasme, mes viską tą turim, mes viską tą atsinešam, viskas tas yra tarsi toks, viskas, tu išgyvensi. Bet kas atsitinka tada, kada mes gimstam, aplink mus vyksta kas? Aplink mus vyksta tėvų gyvenimas, ar ne? Kažkokios aplinkybės, kaip šalis, ar ne, vat kaip sakiau, kalba, kultūra, ten nežinau, seneliai kažkokie, iš tėvų ten atėję protėvių visokie įsitikinimai, mokymai ir visa kita. Mokykla ir vaikai kažkokie kiti ir taip toliau. Tėvai kažkokios aplinkybės, seneliai, nesvarbu, kas tai bebūtų, tėvų gal nebuvo, kaip tik, nesvarbu. Visa tai, į ką mes gimstame, tai veikia mus, tai kas mes esam. Veikia mus, ar ne? Veikia tą aš, kurį aš gimiau. Gimsim turtingoje šalyje, vienai paveiks. Ne šalyje, šeimoje. Gimsim turtingoje šeimoje, vienai paveiks. Gimsim varganoje šeimoje, kitai paveiks. Gimsime pas tėvus, kurie besąlygiškai myli, rodo ir emocinę, ir fizinę meilę, ir dėmesio, ir laiko skiria, ir palaiko, ir taip toliau. Vienai bus. Tėvai, kurie, pavyzdžiui, buvo alkoholikai, bus kitaip. Tėvai, kurie daug dirbo ir nebuvo namie, bus dar kitaip. Tėvai, kurie buvo visada namie, bet, pavyzdžiui, taikė smurtą fizinį ar emocinį, bus dar kitaip, ar ne? Visa tai veikia tai, kas aš esu. Veikia per ką? Per pasąmonę. Čia truputį nesimato galbūt tų pilnai žodžių, bet čia esu užsirašiusi pasąmonę. Va šitas sluoksnis, tokį tarsi mūsų, kažkas tokio tarsi neapčiuopiamo, kas ta pasąmonė. Tai nėra protas, tai nėra mūsų kažkokios mintis ar kas nors, tai kyla iš pasąmoninio sluoksnio, bet tai nėra tik protas, tai nėra tik mintis, tai nėra tai, kas mes iš esmės esame. Tai yra dalis kažkokia mūsų, kurioje registruojasi visa tai, kas vyksta aplinkoje. Su tėvais, su visom aplinkybėm, vaikystėje, gyvenime vėliau, dabar kas vyksta, mūsų pasąmonė nuolat aktyviai, jinai viską registruoja. Net jeigu mes protų sąmoningai ir kažko nepastebim, savo kasdieniam gyvenime pasąmonė viską registruoja ir visa tai išlieka mumyse. Tai jeigu, pavyzdžiui, tėvai, nežinau, ten buvo emociškai šalti, mums palieka kažkokį įspaudą. Jeigu tėvai smurtavo, palieka kitokį įspaudą. Jeigu mokykloje šaipėsi vaikai, palieka dar kitokį įspaudą. Jeigu ten, nežinau, buvo
turėjau brolių ir sesių ir mane kažkaip ten engė, išnaudojo, vėl palieka įspaudą. Ir taip vat mes tų tokių įspaudų mes vat visur savo aplink prisirenkam, ar ne? Ir tie įspaudai, kas, kaip ir kodėl veikia mus, toliau ką daro? Jie kuria mūsų emocijas ir mūsų mintis. Jeigu mūsų tėvai, pavyzdžiui, buvo šalti, mums kuriasi mintis, aš esu, pavyzdžiui, nemylimas. Arba nemintis, gali būti būsena, kad kuriasi, aš esu nemylimas, manęs niekas suprasti negali, aš nesu svarbus ir panašiai. Ir ta būsena tokia vienatvės, susimažinimo, prisitaikymo ir panašiai. Iš to tikėjimo ir pasitikėjimo ir drąsos, ką mažas vaikas turi, lieka tai, kad aš gal nevertas, man gal reikia prisitaikyti, aš nesaugus ir taip toliau. Kuriasi emocijos, kuriasi mintis, kuriasi po to fizinis poveikis kūne, fizinis lygmuo, ar ne? Fizinis lygmuo tai įtampa, tai stresas, tai skausmas galbūt kažkoks, tai sunkumas galbūt krūtinėje, tai širdies permušimai, tai kažkokie simptomai, kaip sako, psichosomatika ta gali būti, ar ne, skauda, bet neaišku dėl ko, nes viskas lyg ir gerai, bet vat kažkas yra, ar ne. Įtempti pečiai, šitie įtemptas žandikaulis, dantų griežimas ir panašus dalykai, galvos skausmai ir visa kita, pradeda veikti mūsų kūną. Tai nėra tai, kad mūsų kūną kažkas iš išorės veikia. Mūsų kūną veikia pagrindas, esmė yra mūsų vidus, va tas tamsa, ką mes prisirinkom iš tėvų, iš aplinkos, iš viso kito. Tiesa, aš nekaltinu tėvų, kad jie kalti, jog mumyse kažkas vyksta. Čia ne apie tai, kad kaltinam tėvus, mes tėvų nekaltinam, jie buvo kokie buvo. Mes nekaltinam aplinkybių, mes galim priimti, mylėti, gerbti, atleisti ir visa kita. Bet netgi tokiu atveju, kada mes atleidžiam, mylim, priimam ir taip toliau, tai, kad buvo kažkokia žala padaryta, tai, kad mus tas elgesys ar tos situacijos kažkaip paveikė, tai nenuneigia to fakto. Tai įvyko. Ir mes su tom pasekmėm, kaip suaugę, turim susitvarkyti šiandien. Ir va tas giluminės transformacijos sesijos grožis ir yra, kad mes ir einam į tą pasąmoninį gilų lygmenį ir dirbam su kiekvienu va šituo juoduliuku. Buvo emociškai neprieinamas tėtis, mes pakeičiam. Mes perrašom tą prisiminimą, tą programą. Mes paleidžiam tą skausmą, užstrigusią emociją, nes jeigu buvo, pavyzdžiui, emociškai neprieinamas tėtis, mums viduje kažkur ten skauda, mums viduje kažkur tai kelia nesaugumą, mums viduje tai kažkur diktuoja apie tai, kad mes turim kurti santykius su emociškai neprieinamu vyru ar moterimi. Mes tai priimam kaip meilę. Mūsų kūnas įsitempęs nuolatos, nes mes nejaučiam vidinio to saugumo, mes jaučiamės nesaugus, atrodo visi gali išduoti, įskaudinti, kažkaip pakenkti, aš turiu būti atsargi, aš negaliu savim pasitikėti ar panašiai. Ir kada mes tą juodą istoriją mes perrašom viduje, giluminės transformacijos sesijoje, mes perrašom ir emocinę būseną į aš esu saugus, ar ne, aš galiu pasitikėti savim, mano santykiai gali būti emociškai prieinami ir aš tokius santykius renkuosi. Taip pat su pinigais gali būti santykis, ką matėm pas tėvus, kokios buvo situacijos, ar ne, ką jie kalbėjo apie pinigus, ne tik kalbėjo, kaip jie išvis reagavo, darė ir visa kita. Visa tai susirašo į mūsų vidų, mes viską registruojam kaip kiauras rėtis, ypač kai vaikai iki 7 metų, mes viską kaip kiauras rėtis suregistruojam ir paskui iš tos registracijos mes veikiam. Mes jaučiam savo būsenas, mes girdim savo mintis, mes jaučiam savo kūną, ar ne? Ir pagal tai, va tą išspinduliuojamą tokią va energiją, ką mes ten prisirinkom,
mes ir kūrėm savo pinigus gyvenime, savo savirealizaciją, savo santykius, savo galimybės, mes prisikūrėm pasikartojančias, įkrentam visi pasikartojančias situacijas, mes darom kažkokius ne visai teisingus sprendimus, protų suvokiam, net nėra gerai tai, bet vis tiek padarom taip. Arba protų suvokiam, kad reikia dėti žingsnį, bet ne, vis tiek aš prokrastinuoju, vis tiek stoviu vietoj, vis tiek atidėlioju, vis tiek kažkur kažką tempiu, ieškau kažkokių pasiteisinimų ir taip toliau. Kodėl? Protų mes viską juk suvokiam, ar ne? Viskas aišku. Emociją dar netgi galim irgi vizualizacijų, meditacijų ir kažkokiu būdu sukelti, ar ne, ten ir visa kita. Bet jeigu esmė yra viduje, kur kažkur kažką pasakė ar padarė tėvas ar mama, kur kažkur kažkokiu būdu įsirašė giminės kažkokios programos, ar ne, kažkokie giminės elgesio modeliai, kažkokie giminės, kaip visi elgesi, kaip visos moteris elgesi ir moteris dabartinė elgesi. Kaip vyrai elgesi, taip ir aš dabar kaip vyras elgiuosi, ar ne? Visa tai įsirašo, visos aplinkybės, visi tie turėjau pinigų ar neturėjau, ar už pinigus buvo galbūt perkama mano meilė, ar galbūt mane vertino už tai, jeigu aš kažką padariau ir tik tada meilę gavau, o šiaip meilės negalėjau gauti, ar ne, tiesiog vien dėl to, kad esu. Jeigu kažką pasiekiau, tada tik tai gavau gerą žodį, arba galbūt niekada nebuvo pakankama, kad ir ką bedaryčiau, vis negana ir vis įrodyti turiu savo kažkokią vertę ir užsitarnauti tą meilę ir vis nėjo niekaip. Galbūt tėvams iš vis niekada nerūpėjau, ar ne? Visa tai įsirašo. Nekaltinam tėvų, nekaltinam aplinkybių. Žaidžiam su tom, kaip sakau, kortom, tokiom, kokias mums davė. Piešiam su tom spalvom, kurias mums davė gyvenimas ir bandom išsisukti iš to, kiek įmanoma kūrybiškiau ir įdomiau, praplėsdami save, pravalydami tuos vidinius įspaudus, ką mes ten prisirašėm. Tam, kad labiau atsiskleistų tas tikrasis aš, tas vidinis aš, kur mes atsinešėm savo potencialą pilnatviškai savirealizacijai, kad atsiskleis, nes tie juoduliai visi jie užtemdo tą tikrai aš, užtemdo mūsų gražias emocijas, užtemdo mūsų protą su visokiom kritiškom, kaltę ir gėdą ten skatinančiom mintim, surakina mūsų, užblokuoja mūsų fizinį kūną, ar ne? Visa tai veikia iš giliai viduje, į ką aš ir vedu per giluminės transformacijos sesijas. Nes kol neprasprendžiam, tol ir stringam ten tose santykiuose. Prasprendžiam, mums santykiai daug aiškiau pasidaro. Suprantam, kodėl stringam, kaip stringam, bet neprotiniam lygmenį suprantam. Mes kardinaliai pakeičiam šitą elgesio modelį. Mes grįžtam prie tos esmės, kur aš pasitikiu savim, kur aš nebemažinu savęs, kur aš nebeaukoju savęs, kur aš nebegelbėju kažkieno, kur aš neužsidarau, jeigu iškyla kažkokia problema, kur aš esu tikruoju savimi. O kas tas tikrasis aš? Tai yra tas aš, kuris gimiau, bet neturiu tų pririnktų kažkokių sunkiųjų, tamsiųjų programų. Mes galim, žinoma, pritraukti iš aplinkos ir labai gražių kažkokių įrašų, programų, įsitikinimų, patirčių ir visa kita, kas dar labiau sustiprina tą aš, kas išskleidžia tą šviesą. Tai vėlgi per giluminės transformacijos sesijos mes įrašom tų nuostabių tokių gražių patirčių, mes įrašom tų gražių minčių ir į protą, ir į fizinį kūną, ir į emocinę patirtį, nes giluminės transformacijos sesijose mes liečiam absoliučiai visą visumą. Čia nėra kaip knygoje, kad dirbame tik tai su protiniu lygmeniu. Tarkim, knygą paskaitėm, mes suvokiam kažką, mes supratom, mes galim paanalizuoti protingai ir taip toliau. Tai protinį lygmenį taip, ar ne? Fiziniam lygmenį pasidarėm masažą, kažkur palengvėjo, gal kažkokia mintis kilo, gal kažkiek emocijų pasileido. Bet tos gelmės, tos programų, tų juoduliukų mes neišsprendžiam, ar ne? Vėlgi, mes padarėm kažkokį emocinį paleidimą, mes galbūt ten pasidėjom su savo emocija, pameditavom, ten gavom kažkokias įžvalgas, kažką labai smagaus patyrėm ir viskas tvarkoj. Bet kol mes neišsprendžiam tų giluminių, vidinių kažkokių juodulių,
kurie iš esmės ir apsprendžia, kodėl aš iš vis blogai jaučiausi, kodėl aš iš vis blogas tas mintis apie save ar gyvenimą turėjau, kodėl mano kūnas vienaip ar kitaip jaučiasi. Kol neišsprendžiam tos esmės, tol visa kita yra toks tarsi laikinas dalykas, kuris paliečia tam tikrą tik tai sluoksnį dažniausiai. Jie nėra blogi dalykai, jie yra geri. Jie labai padeda prisikapstyti iki tos esmės, nes tam, kad prisikapstytume iki giluminės transformacijos sesijos, irgi reikia jau būti pakankamai drąsiam ir atviram, pastebėti dalykus, atsiverti jiems, kas vyko mano vaikystėje, kodėl vyko ir ar aš esu pasirengęs išjausti tas užstrigusias kažkokias emocijas, ko negalėjau išjausti kaip vaikas, nes man buvo per sunku, aš buvau per mažas ar ne. Aš nesuvokiau, kas vyko, aš labai bijojau, aš viską galbūt uždariau ir užblokavau, arba kaip tik mano nervų sistema pasidarė tokia super jautri, kur aš į viską reaguoju ypatingai jautriai. Mes įeinam į gilį ir tam reikia būti pasiruošus. Šitos sesijos tikrai nėra skirtos kiekvienam ir bet kam. Žmogus turi norėti pažiūrėti į tą gilį. Ne tik tai logiškai panalizuoti, ne tik tai kūne geriau pasijausti tuo kartu, ne tik tai tam kartui paleisti kažkokią emociją, bet iš esmės išspręsti šaknį, išspręsti tą problemą, kuri yra ten giliai viduje, tą filtrą, tą kažką, tą bloką kažkokį, tą programą, tą įsitikinimą, tą užstrigusią kažkokią emociją išspręsti visam laikui galutinai, kad nebekeltų viso to šaršalo, kas yra aplink. Ir kada mes išsisprendžiam tą viską viduje, keičiasi tada mūsų santykis su pačiu savim, nes mes apie save jaučiamės geriau, mes galvojam geriau, mes fiziškai geriau jaučiamės. Keičiasi santykis tada su visa aplinka, su santykiai, su savirealizacija. Mūsų nebeįtraukia pasikartojančios situacijos, o jeigu įtraukia, mes jau darom visiškai kitokį pasirinkimą. Visiškai kitaip renkamės, visiškai kitaip reaguojam, nes nebėra to seno kažkokio ribojančio sunkaus skaudaus įrašo. Mums atsiveria visai kitos galimybės, nes mūsų visa esmė kinta. Visas matymas, mąstymas ir visa kita atsiveria visiškai kita piniginė gausa ir bendrai gausa gyvenime. Nes mes pravalom, pavyzdžiui, ir ne kažkokius blokus susijusius su pinigais, su finansinė gausa, su galėjimu gauti, ar aš galiu gauti, ar aš tik tai duodu, ar aš esu verta arba vertas gauti, ar ne? Ar aš galiu save pilnatviškai realizuoti, ar turiu dirbti tik tai tam, kad uždirbti juodai dienai ir duonai ir viskas, ar ne? Ar mano santykiai bus tik tai emociškai kažkokie šalti ir neprieinami, kur namie esam tik kambariokai, ar jie bus tikrai šilti ir palaikantis vienas kitą ir auginantis pačia gražiausia forma vienas kitą, ar ne? Tai, kas mūsų viduje veikia aplinką. Kuo daugiau mes turim prisikaupę visko iš aplinkos, iš tėvų, iš mokytojų, iš gyvenimo bendrai ir kuo daugiau to yra nepraspręsta viduje ir ten juoduoja, tamsuoja ir dengia tikrai mus, tikrai mūsų potencialą, tuo didesnis chaosas bus arba visam gyvenime, arba strigimas bus labai, arba vidinė būsena bus labai bloga, arba kūnas labai kentės. Kuo labiau prasispręsim, tuo harmoningiau viskas gali būti. Gali būti visur viskas tarsi gerai, bet, pavyzdžiui, visiškai finansai nepaeina. Arba gali būti be galo geri finansai, bet, pavyzdžiui, santykiai visiškai nepaeina. Tai vis tiek rodo, kad yra kažkokios vidinės, giluminės problemos, kurių šaknis reikia atkasti, ką ir darom giluminės transformacijos sesijai. Atkasam, paleidžiam, išsprendžiam tas istorijas, ištrinam, išvalom, sutvarkom taip, kad liktų tas grinasis aš, tas tikrasis mūsų potencialas pritraukti tai, ko mes norim į gyvenimą, atstrikti, kaip sakant, ne tik logiškai kažką suprasti, bet ir iš esmės kardinaliai elgtis ir jaustis kitaip visose gyvenimo srityse. Ir pasikeitęs tas santykis su savim per sesiją, mes dar jį ir pastiprinam, mes tą aš pastiprinam
pastiprinam per įtaigas, pastiprinam per tą ne protinį suvokimą, bet tokį aš nemoku net paaiškinti, jisai yra giluminis toks suvokimas, toks žmonėm būna toks, wow, pagaliau dašilo, sako, aš protu kaip ir suvokiau, bet dabar aš visą esybę pajutau ir supratau, kame čia šuo pakastas, ar ne? Mes išstiprinam, išdidinam tą, kas aš esu. Ir kada mes veikiam iš to tikrojo aš, iš tos savosios saulės, ne? Kada mes veikiam iš to, kas mes esam, mes visiškai kitaip viską renkamės ir viską reaguojam. Daugiau harmonijos viduje, daugiau ramybės, daugiau pasitikėjimo, daugiau vertės. Kūnas labiau atsipalaidavęs. Netgi aš turiu pavyzdžių, kada klientam sveikatos būklė pagerėjo, savijauta pagerėjo žymiai. Mūsų mintis apie save ir gyvenimą visiškai keičiasi. Kardinaliai keičiasi dalykai, kada prasprendžiam esmines problemas, įrašus, įspaudus, kaip be pavadinsi tai, programas, įsitikinimus, traumas, nesvarbu kaip pavadinsim tai, kas yra mūsų pasąmonėje. Kai mes tai išsprendžiam, keičiasi mūsų emocija, mintis, fizinis pojūtis ir kuriama mūsų visa realybė. Mano kuriama realybė yra pasiekmė to, kas yra viduje. Per giluminės transformacijos sesijas ir vedu į tai, kad viduje būtų harmonija, kuo daugiau to tikrojo aš, ne to, ką man susakė, kas turi būti, ne to, ką aš išmokau, ne to, ką aplinkybės privertė, kaip gyvenimas man sudėliojo viską, o to, kas aš esu. Ir iš to viskas kardinaliai keičiasi. Ne iš karto, kartais reikia ir laiko, reikia ir įdėti savo kažkokių ar ne pastangų, reikia įdėti ir savo darbo ir kartais vienos sesijos neužtenka, reikia ir kelių sesijų, kartais reikia ir ne tik tai giluminės transformacijos sesijų, gali reikėti nueiti ir į masažą paskui, kad išstumtų ar ne kažkokias programas, gali prireikti ir su kažkuo logiškai galbūt pasikalbėti ir panalizuoti giliau tą situaciją, nes protui kyla milijonas klausimų, ar ne? Tai va, tai nėra tai kažkoks stebuklas, bet tam tikra prasme tai yra stebuklas, nes leidžia pasiekti esmių esmę. Ir jeigu esi pasiruošusi ar pasiruošęs į tą esmę įlysti, išsispręsti, keisti savo būseną visą prasme ir kurti visai kitokią realybę, tokią, kuri atitinka tikrąjį tave, kviečiu ateiti pas mane. Tavo širdis pasakys, tavo vidus atves. Tu jau žinai, ar tu esi ant tos ribos, kur aš jau viskas keičiuosi, kelio atgal nėra, turiu išspręsti šitą strigimą, šitą klausimą, šitą bloką, šitą programą, arba pajausi, kad, gal dar ne, gal dar noriu pasivelti truputį kažkur kitokiuose sluoksniuose. Ir viskas su tuo yra puiku, su tuo viskas yra gerai. Kiekvienas mes turim savo laiką, kur ir kada ir pas ką ateiti. Bet jeigu jau jauti, tai ateik. Jeigu kažkas neaišku, kažkas baisu, kažko nesupranti, rašyk man, aš visada atsakysiu, paaiškinsiu, padėsiu, nes esu tam, kad padėčiau tau atrasti tave, atrasti tavo tiesą, atrasti tavo pilnatvišką gyvenimą. Tam, kad tavo kuriama realybė atsispindėtų tai, kas tavo viduje yra gražaus ir nuostabaus, kad pravalytume tai, kas tą blokuoja. Kviečiu.